siaubingas. Tai Vidas Bareikis, aš tiesiog, aš negaliu, man... Lygiai tą patį darau, sakykime, su moterim, jeigu matau labai šlikštį, aš pasižiūriu, man kažkoks yra fetišas. Sveiki, mėly žiūrovai ir klausytojai, kadangi visą tą mūsų interviu/podcastą, kuris dar neturi pavadinimo, pamatysite ir audio-vizualiniu formatu YouTube ir galėsite taip pat paklausyti Spotify. Su manim vėl tas pats senas dėdas ir, taip sakant, nusipelnęs muzikantas maestro Vitalijus Kairiūkštis. Ir man po kairę Algis Ramanauskas, nežinau, ar jisai čia sumelavo ar ne, nusipelnęs Lietuvos diktorius. Diktatorius. Galima sakyti. Ir jeigu dar, taip sakant, ta laida funkcionuojanti Greiti pietūs per žinių radiją, am I right? Yeah. Tai Algis Ramanauskas, a.k.a. Algis greitai, ar Algis Ramanauskas greitai? Aš muzikoje greitai, o visur kitur Ramanauskas. O visur kitur lėtai. Supratau, tai kaip ir visada mes kalbėsim apie šiaip meninės industrijas, kūrybą ir panašiai, kadangi Algis tam yra taip pat šalininkas tos, sakykime, geros muzikos ir panašiai. Ir metalas yra gera muzika, pabrėšiu. Tai nusprendėm padaryti tokį ekstravagantiškų vėl asmenų, tokį dialogą apie muziką, apie meną, apie kūrybą. Ir pirmas klausimas, kadangi Algi, tu iš esmės esi tokia labai skirtinga asmenybė, esi ir radijo laidų vedėjas, esi toksai humoristas, nežinau kaip čia galima būtų teisingiau įvardinti. Tu turi labai tokių daug amplua ir man iš esmės kyla toksai klausimas, tu muzikoje, Svastikas Ukytės greitai, aš taip suprantu, kad tu esi turbūt idėjinis autorius ir sakykime, lyderis grupės. Atsakingas už kultmasinį sektorių. Kokią rolę, tiksliau, koks tu esi tenais? Nes aš suprantu, kad radijoj tu turi iš esmės būti kultūringas, tu turi būti toksai, kuris iš esmės explicit turinį pateikia, be keiksmažodžių ir panašiai, tokia yra tavo duona. O koks tu esi muzikoje, nes taip supratau, mes dabar čia užkulisiuose kalbėjom, kad tu sakykime, nežinau, man pasirodė, kad tu šiek tiek galbūt savo veiklos sritį gal šiek tiek kiti, arba ne veiklos sritį, o kitaip dabar pateiksi, be visų tų vulgarumų ir panašiai. Gal man taip atrodo? Aš neketinu vulgarinti nieko, aš esu labai kultūringas žmogus. Ir keikiasi tik tai mano personažai ir kartais aš pats nuo scenos, bet labai skoningai, labai nedaug. Čia lygiai iš tų serijos, jeigu vyras kultūringas, jam kažkas nereikalingas. Tai savo grupėje aš esu tas, kuris stengiasi, kaip galima geriau grot ir kaip galima daugiau leisti groti, kaip jie nori muzikantams, kurie groja su manimi mano grupėje. Aš kai rekrutavau Hebrą, tai aš ir pasakiau, kad aš noriu, kad jūs grotumėte tai, kas jums patinka groti. Ir aš, pavyzdžiui, būgnininkui, aš niekad nesakau, ką jis turi daryti, aš niekad nesakau gitaristui, ką jis turi daryti. Tai čia nėra to Olgio, kuris iš esmės daro šou, kuris daro tą satyrą, tai yra toksai muzikinis reiškinys, ar ne? Tai yra muzikinis reiškinys, bet be abejo, jeigu mes koncertuojam dažniausiai tamstai ir ta vilnietiška publika, kurie ateina, jį tikrai yra mūsų fanai. Tai vat, kiek mes sugebam surinkti, tai pilno tamsta daugiau, tai ten nieks į mus ir neįtų. Tai ten, aišku, būna ir juokų, kurie eina ekspromptu, ten tiesiog būna linksma. Iš esmės smagini publiką, bet kadangi aš tavo šiek tiek kūrybos klausiau, gal ne per daugiausiai, žinai, bet pastebėjau tokį dalyką, kaip ir minėjau prieš tai, yra tokių, sakykime, man labai skoningų dalykų, man skoningų juokų, tokio, sakykime, skoningo humoro ir panašiai, ko ne visi supranta, ko iš esmės nesupranta ir tavo kai kada pasireiškimuose Facebook'e ar dar kur nors. Tai ir buvo klausimas, koks tu esi toj muzikoje ir kaip iš to ir rutuliojasi klausimas, kokia tu muzika iš esmės užaugai, nes muzika, aš įtariu, bent jau žiūrėdamas pagal save ir įtariu pagal Vitalį, tai iš esmės muzika, su kuria tu užaugai, nei to kažkokią tai, sakykime, kelią arba kryptį tau iš esmės nurodo. Tai žinodamas tavo šiek tiek backgroundą, kadangi tu esi turbūt toksai mišinys, jeigu galėčiau pasakyti, ar ne? Fusionas, kuris turi šiek tiek ir tų tokių slaviškų šaknų ir lietuviškų. Ką tu iš esmės, aš nežinau, ar klystu ar ne, bet tu šiek tiek, taip sakant, irgi ironizuoji tą, sakykime, slavišką savo
dalelę? Niekada neironizavau, ne, aš pusiau ukrainietis, bet aš apie tai niekad nešneku. Na, kiek aš girdėjęs interviu ir panašiai. Su kokia muzika tu užaugai, kadangi aš tavo iš esmės to, sakykime, augimo periodą ne tiek su juo susipažinęs ir panašiai, bet kadangi tu augai tokioje šeimoje, buvo toks laikmetis, su kokia muzika tu augai? Algis dar savo autobiografinės knygos neparašė. Žinai, kiek interviu esu girdėjęs, sakykime, dalelėmis, taip susirinkęs, krauslelėmis, susidėliojęs tą puzlę, supratau, kad šeima visgi tokia bilingual, aš nuo vaikystės, tai be abejo. Ir muzika, ant kurios aš augau, buvo labai kokybiška. Tai buvo, mano tėvas, man nuskilo su tėvu, jis buvo, kaip tas žodis, kai melomanas. Ir mes namie turėjom, ir Majakas buvo, ten ir Rūta 110 kasetinis vagas, ir elektronika buvo 101. Aš dar gintarą turėjau. Ir juostų krūvos. Ir ten buvo geriausia to meto vakarietiška pop muzika. Ten pradedant ABBA, ten tęsiant Simonas ir Garfunkelis, ten Dalida, kurios tu turbūt nelabai žinai. Tie patys Beatlai, ko gero. Beatlų nebuvo, ačiū Dievui, Beatlų nebuvo. Aš nemėgstu Beatlų. Išskyrus ten paskutinius, kurie jau subrendo, ten Long and Winding Road ir Norwegian Wood. Kas ten dar buvo, Secret Service, Electric Light Orchestra, visas, ir iš snobizmo dar namuose buvo plokštelių su vadinamąja klasikinė muzika, tai to snobizmo šaukšto aš irgi paragavau, tos linijinės pasenusios Mozarto ir Bethoveno spamo, tai aš irgi... O kaip tu, sakykime, žiūri į muziką, sakykime, dabar netgi klausydamas, tu kiek skiri tam dėmesio instrumentalui ir kitiems dalykams, kadangi dabar iš esmės viskas yra sugrauta į skaitmeną ir didžioji masė tos kūrybos arba viso to produkto iš esmės padaroma jau be instrumentų ir be gyvos muzikos. Tai jeigu tu esi augęs su klasikinė muzika ir, sakykime, ta kokybiška, skoninga muzika, aš ir pastebėjęs ir tavo, sakykime, kūrybai, kad tu labai, sakykime, labai daug įtakos tos instrumentinės muzikos pas tave atsispindi ir tavo kūryboje dabar, ar ne? Jo. Tai, matai, tai ant ko aš augau, kai buvau mažas, bet aš pats tapau melomanu, kai man buvo gal 12, gal 13 metų ir tada jau aš atradau dalykus, kurie iš esmės prog-roką ir vėliau džiazą. Tai mano pirmosios muzikinės meilės, didelės muzikinės meilės, tai buvo Genesis, Emerson, Lake and Palmer, King Crimson ir visą tai, kas aplinkui juos, ten mažiau žinomų, ten dar grupių visokių buvo. Taip patys Yesai? Yesai, Kiaurai, juostose, ten visi praktiškai viską turėjau. Po to aš atradau, būdamas 14 ar 15 metų, Frank Zappa, tai jo, ir tos mano minėtos... Tai ten ir prieš tai mano minėti irgi ne 4 akordai. Ir jeigu mes kalbame apie Genesis arba King Crimson, tai ten labai daug instrumentinių pragrojimų ilgų vienam kūrinyje, arba iš vis kūrinys yra tik tai be vokalo. Tai aš manau, kad daina yra gera taip pat ir tada, kai joje nėra dainuojama, kai tai yra instrumentinis kūrinys, taip kaip buvo taip kaip visada buvo. Tai jo, tai art rokas, prog rokas, Zappa, džiazas, Yellow Jackets, ten jau kalbant apie džiazo pusę daugiau, po to Weather Report su Jaco Pastoriusu ir taip toliau. Visą tai, ką tikras Vilniaus snobas turi turėti savo galvoje. Tai jeigu išvardinam kokias 3 grupės dabar ir tas, kurios tu klausai praeitį, būdamas 12 metų melomanas ir panašiai, ar tarp jų yra labai didelis disonansas, ar tu vis dar tas old headas, kuris užsidarė savo, taip sakant, garaže, klauso tų senų gabalų? Mano mašinoje yra rinkiniai, tiksliau mano telefone Spotify, mano rinkinys vienas, tai tu jame rasi ir Genesis, ir Zappa, ir Kate Bush rasi, ir Coldplay iš naujų. O iš naujų ir lietuviškų? Ne, aš ten nekišu galvos, nes man ten truputį baisu yra. O kas tam baisaus? Bet tai kaip yra su nauja muzika? Aš tokią trumpą paskaitą paskaitysiu dabar. Anksčiau, aš turiu minį iki kompiuterinės revoliucijos, iki tų laikų, kai kiekvienas paauglys gali turėti laptopą savo miegamajam ir kurti
gerai masterintą muzikinį kontentą. Iki tų laikų muzika buvo prieinama tik profesionalams. Profesionalai tai reiškia tie, kas moka grot, muzikantai, ir tie, kas turėjo ausis, tai yra prodiuseriai, garso inžinieriai ir brangios labai studijos. Ne? Anksčiau paklausa šūdinai muzikai buvo milžiniška, kaip ir šiandien. Bet pasiūla šūdinos muzikos buvo maža, nes muziką gamino profesionalai, kurie tradiciškai turėjo geresnį skonį. Šiandien paklausa šūdinai muzikai yra lygiai tokia pat milžiniška kaip ir anksčiau, bet pasiūla šūdinos muzikos išaugo kartais, daug kartų. Nes dabar bet kas... Supaprastėjo jos gamyba. Ir kaštai jos gamybos yra juokingi. Sakau, tu turi laptopą, tu turi ausinės, tu gali padaryti... Jo. Aš nesakau, kad visa ta muzika yra bloga, bet tai, ką mes dabar matom, pavyzdžiui, Čiliakė aną dieną, dar kai nebuvo karantino, sėdėme su draugu pietaujam ir žiūrime MTV. Ir ten kiekviena daina yra absoliučiai totaliai šūdina, objektyviai šūdina, neįmanoma žiūrėti, absoliučiai. Ir mes tų mergaičių klausim, gal galit perjungti ką nors kitą, kokį nors kanalą, ten VH1 kokį nors, žinai. Tai jūs sakom, negalima. Kas jums sakė, kad negalima? Negalima, tai pabandykit perjungti. Jūs perjungė ir po to sekančią dieną mes ateinam, kaip gerai, kad jūs mums pasakėte. Nes ten ir Gabrielis grojo, žinai, visą tai ta geroji pop muzika. MTV formatas labai išsigimė. Ten neįmanoma tiesiog. Stačiai nemanau. Aš galėčiau taip vat jauno, taip sakant, jaunimo, nežinau, kaip ten Z kartą, ar kaip jie vadina? Ne, tu millennialas esi, man. Millennials? Aš 97. Tai millennialas, man. Galbūt millennials. Lietuviškai gali šnekėti, nes aš nebelabai gaučiau. Tu čia jau turėtum būti progresyviausias. Apie ką kalba eina. Tu čia jau turėtum būti progresyviausias, bet kažkaip žiūriu, kad tu biškai alergiškas tokiai, sakykime, naujai tai bangai ir panašiai. Nors aš esu pastebėjęs, jog tai yra tendencija iš esmės. Tie, kurie buvo prilipę prie kokių Elvių ir panašiai, tai jam ta jau, sakykime, 80-ųjų muzika buvo šlikštų ir bent norėjusi, nes prasidėjo sintai ir panašiai, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai aš taip supratau, kad pas tave galbūt yra dar tokia stagnacija gal ir... Ne, matai, aš esu profesionalas, kaip tai išdidžiai beskambėtų. Tai ir aš turiu labai išlavintą skonį, kaip tai, atsiprašau už, reiškia, savęs glostymą. Bet aš į muziką žiūriu be išankstinio nusistatymo. Ir jeigu Billie Eilish gerai atlieka gabalą, parašo ten su broliu savo, kiek aš žinau, parašo puikų gabalą Bondo filmui, tai tas gabalas man paprasčiausiai patinka. Man patinka, kad atgimė 80-inio sintezatoriai synthwave pavidalu. Man patinka. Aš nepaminėsiu tavo grupių iš ten, bet... Taip, turbūt ir nebūtina. O Vitali, kaip tau? Virškini tu ar nelabai? Nors tu sakai, kad nelabai net laiko turi kažkaip tau tenais... Aš gal iš toliau pradėčiau, supranti, paminėjai tą patį Elvį ir viską, žinai, ir tas, vadinkim, tas ištakas, nors kažkas yra pasakęs, kad jau viską sugrojo Bachas, po to pagrojo dar truputuką Jimi Hendriksas. Bachas nežinojo sinkopių, taip kad... Ir po to, kas eina po to, tai jau iškiai yra praktiškai klonai to viso dalyko. Bet netgi įmant tą patį Elvį, jis gali patikti, jis gali nepatikti, bet ten Hebra grojo gyvai. Algis nuo ko pradėjo dabar šnekėti apie jaunuolį su ausinėm ir su laptopu, supranti, tai aš skaitau, kad čia nėra muzikos gamyba. Čia yra paprasčiausiai, aš nežinau, čia yra samplai, čia yra dar kažkas, supranti, bet reiškia, jeigu imt visgi tą patį žodį muziką, tai aš neįsivaizduoju, kaip pavyzdžiui, tą galima būtų padaryti, reiškia, su laptopu ir su ausinėm. O tai nejaugi nėra dabar 21 amžiui, sakykime, mano amžiaus Stingų.
naujų Stingų ar tenais Aš Phil Collinsų ir panašiai. negirdėjau nieko, vat, pavyzdžiui, daryto su kompiuteriu ir su viskuo. Netgi tas pats Žanis Želžaras, kuris vat, yra be vokalo, jis yra instrumentalistas, prancūzas tas. Čia aš nelabai tos muzikos be vokalo klausiau, kadangi aš pats dainuoju, man tikrai yra įdomu. Kaip dainuoja, kas dainuoja, kaip dainuoja ten, ir ką dainuoja. Tai va, netgi tas Žaras, jisai bičias groja gyvais instrumentais. Ir kai jie buvo atvažiavę į Kauną ir kai susivežė, pasistatė ant scenos visą tą vintage'ą, mes turim 10 minučių laiko, mus prileido pasižiūrėti, kaip atrodo tas visas daiktas, supranti. Ir stoja visi tie Rodesai, supranti, Hammondas ir viskas kitkas. Ir kai jisai groja, jis gyvai groja. Nu, tai tu tos samplus atkuria dabar 90, rašo 99,9% to tikro skambesio, tikro Hammondo. Bet tai niekada... Aš tai užtikrinu. Jeigu tu nori, mes galim kirst lažybų iš 1000 eurų. Kad tu neatskirsi blind testą. Jeigu būtų 2005 metai, kai visą tai pradėjo lysti jau į kompiuterius, kai buvo virtualus, atsirado instrumentai, jie atsirado anksčiau, bet... Ne, ten tai buvo... Tai aš sutinku, bet šiandien, paimk kokį nors Haną Zimmerį, kuris yra labai geras kompozitorius filmams. Dunkerkas, pavyzdžiui, jo muzika absoliučiai fantastiška muzika. Jis dirba su Kubeisu beje. Ir ten tie styginiai, visas orkestras, kuris ten pas jį yra, ten irgi vargu ar atskirsti, ar ten kompiuteris, ar ten gyvas orkestras. O, geras pastebėjimas. Ir dar, atsiprašau, arba Junkie XL, kurį aš labai rekomenduoju pasižiūrėti. Junkie XL, tas Olandas, YouTube jo yra labai daug video, labai geri edukacijos prasme, jis toks labai draugiškas ir jam nieko negaila parodyti. Jis irgi daro muziką kino filmams ir jis didelis yra kūrėjas dabar ir jis aišku turi ir labai senų, reiškia, instrumentų, pasitant didžiulę kolekciją, vintažinių, ten, kaip ir nežinau ko, bet jis dirba su kompu, taip kad aš nematau. Gerą mintį iš tikrųjų atrodo. Kas liečia filmus, jeigu aš teisingai pastebiu, bet dabar pasikeitus technologijom, kiek aš žinau, dar visas tas productionas kaip ir dalinai vyksta, nu, ta prasme, fiziškai, tai reiškia, yra sukviečiamas orkestras, yra įrašinėjama ir panašiai. Visai būna visai. Būna visai, bet, sakykime, filmuose, kiek esu matęs ir kiek esu girdėjęs, vis dar ta praktika yra labiau išlikusi nei, na, sakykime, jinai yra paklausesnė industrija, nei, sakykime, dabar ta pop muzika ir panašiai. Tai vis dėlto yra kažkoksai, sakykime, yra meninė vertė, kuri yra dar reikalinga tam tikrai, sakykime, publikai. Nu, tai, sakykime, filmai ar dar kas nors. Bet vėlgi, yra kompozitorių, kurie kuria jau, sakykime, ta jaunoji karta, kuri galbūt jau ir nebežino ir neturi tų sugebėjimų, sakykime, viso to atlikti gyvai arba sukontroliuoti viso to orkestro ir panašiai, kaip kažkada, sakykime, tas pats Ennio ar ten kiti. Tai aš manau, kad reikia duoti ir, sakykime, kelią jau kitais instrumentais, jau kitai publikai, jaunai publikai irgi išsireikšti. Aš taip manau, aš manau, kad tikslas pateisina priemonės ir jeigu muzika skamba gerai, jeigu yra gera kokybiška muzika, koks skirtumas, ar jinai įrašyta gyvai, ar jinai įrašyta nemokančio groti klavišai žmogaus, kuris kiekvieną natą dėlioja Cubase ar Fruity Loops. Prisiminkim tokią pionierius samplo panaudojimo. Tai absoliučiai puikiai grupė The Art of Noise. Tu atsimeni, čia The 80s. Aš tik pavadinimą. Tai jie pirmieji ir ten už The Art of Noise stovi, aišku, ten ta kompozitorė Ann Dudley, bet ne ką mažiau svarbus už jos buvo, šalia jos toj grupiai buvo Trevor Hornas, kuris produsavo didžiausią krūvą 80-inių grupių ten. Ir Stuartą, ir Jesus, jis grojo Jesuose. Jis gitaristas. Jis bosistas. Jo, bet jis multiinstrumentalistas, man atrodo. Tai The Art of Noise padarė, jie buvo revoliuciniai, tai pradėjo nuo tų labai brangių ir labai mažai sekundžių turinčių samplerių, kainuojančių labai daug. Ir jie padarė tokią muziką, kad, ojojoj, tai yra absoliučiai puikia muzika. O, sakykime, iš dabartinių grupių, kad ir jaunimas, žiūrintis mano atveju, kadangi jie jau tos 80s muzikos iš esmės paklauso kvieselius, kas ten yra topuose, top 10 ir panašiai, kas ir taip jau yra klasika. Tai vat iš tų grupių bent jau lietuviškų, aš jau Algi jau nežinau, netikiu, kad tu jau nepaklausai lietuviškos muzikos, sakykime, kad ir to garbanoto basisto, kaip prieš tai sakė Mikutėnas.
tiek kažkaip tu, Aš taip ir aš nežinau, nepagalvoju. prasilenki su to jaunimu, kuris bent jau Lietuvoje kažką daro, bent jau vienas... Aš pasakysiu, kaip man lietuviška muzika patenka man ant pietų stalo, taip sakant. Garbanoto bosistą žinau, kad tokia grupė yra ir kad jinai lyg tai nebloga, bet aš nežinau, ar aš ją girdėjęs. Gal kažkokį snipetus YouTube, bet tai ne tai, kas man patiktų, nors visą pagarbą tai grupai. Bet, pavyzdžiui, Sisters in Wire man patinka. Ir aš, kaip ten du rusai ir ta lietuvė mergaitė, ten dar kažkas. Nu, lokacija. Ir tvarkoja, lokacija. Geografija Lietuvos. LDK. Rutėnai ir Lietuvių. Ir man tai patiko, kad aš netgi užsidėjau keletą jų gabalų YouTube, tai yra, aš jau ieškojau jų. Kas man dar patinka, aš pripažįstu, kad selo muzika yra gerai iščiustyta ir dievaži ten visiškai suprantama, dėl ko ten tūkstančiai ir dešimtis tūkstančių ten eina į tuos koncertus. Kas dar iš lietuviškos muzikos, yra labai siaubingos lietuviškos muzikos, aš neminėsiu atlikėjų, bet... Nu vieną bent jau paminėkim, ką jau čia slėpti. Aš įsivaizduoju, kad bent jau tiems, kurie tikrai nesugeba tos muzikos daryti, kartais reikia akmenėlį į daržą. Aš paminėsiu vieną atlikėją, atrodo, kad jis jau dabar labai populiarus ir kai baigsis karantinai, tai jis vis tiek uždirbs pakankamai iš to. Tai... Antanas gal? Ne, tai ten jau yra fliuksus, žinai. Mano galva, Lietuvoje žmogus, artistas, kurio santykis pagal tai kokybės ir kiekybės santykis taip stipriai ne kokybės naudai ir kiekybės naudai, tai tas ratio yra toks siaubingas. Tai Vidas Bareikis. Aš tiesiog, aš negaliu, man baisu, ta prasme. Po projektas. Aš negaliu patikėti, kad taip ir patinka ten žmonėms. Tu girdėjęs bent vieną ten? Aš girdėjęs, aš turiu tokio mazochizmo, kai kas nors man nepatinka labai, tai aš užsidėjau. Tai lygiai tą patį darau, sakykime, su moterim, jeigu matau labai šlikštį, aš pasižiūriu, man kažkoks yra fetišas pasižiūrėti. Tai lygiai tas pats ir su muzika, aš kartais aš kai susipažinau su Vitaliu, kažkada parodžiau jo muzikos savo draugiam ar draugam, sako, kas tas, blėt, muzikos tokios klauso. Tai kol nesusipažinau, kol neparagavau, kol taip sakant, neįsiliejau į tą muziką, nepaklausiau, kad tai yra vis dėlto daugiau nei Vidas Bareikis, tai vėlgi tada vyko tas lūžis. Tai vat, stagnacija vis dėlto yra pas jūs kažkokia, man aišku, tą virškinti yra daug lengviau, kadangi tą naują muziką man virškinti daug lengviau, kadangi aš tos senosios, sakykime, nematęs, čia kaip ir tas argumentas, aš nežinau, kiek jūs krepšinių domitės, visi sako, Michael Jordanas yra geriausias ar panašiai. Aš mačiau tą, ką aš dabar matau, man atrodo, tas yra geriausia. Ką jūs matėt prieš tai, jūs turite daugiau patirties, jūs galite sulyginti. Bet matai, yra objektyvūs kriterijai. Pavyzdžiui, 80-tiniai muzikai. Aš nemėgstu 80-tinių, man New Wave'as man niekada nepatiko, išskyrus ten kai kuriuos retus gabalus, kaip Fiction Factory, ten Depešiukai man... Pertrauksiu 80-85 metai, pavyzdžiui, roke ir metalė davė tokių šedevrų. Aš tikiu, bet čia tai... Čia tai, ko aš nežinau, čia yra metalas man yra... O Stingas kelintų tada? Stingas, kai jis išėjo iš The Police, nors ir Police... Nu, The Police irgi neblogi. Taip. Tai aš baigsiu mintį, 80-tiniai net su mano tokiu atmetimo reakcija šiokia tokia, bet aš pripažįstu, kad subujojo kompozicijos prasme, buvo labai daug įdedama darbo į tas dainas, kurios tapo topais. Ar tai būtų Eurythmics Angel Playing With My Heart, ar ten Kate Bush tie žinomi gabalai, ar ten Depešiukai. Buvo labai daug įdedama darbo ir būdavo labai žaidžiama gražiai. Trigarsių pasaulis buvo sumaišytas jau su septakordų pasauliu, kas yra modernios muzikos jau pasaulis, kas yra džiazas, jeigu taip grubiai šnekėti. Tai va 80-tiniai, mano galva, buvo didžiausia jėga žmonijos istorijoje. Gal aš perlengiu? Daugiausia padaryta geros muzikos, daugiausia dirbta prie muzikos. Va aš taip pasakysiu. Aš dar čia pabaigiant tą visą reikalą su tą lietuvišką muziką, tai aš kartais dėkoju apvaizdai, kad yra toksai metal tracker, kurie mane kažkokiu būdu savo laiku prisilogino ir aš į savaitę gaunu maždaug 15-20 albumų tos muzikos, ką aš klausau. Tai kaip aš Diemantui kažkada esu minėjęs, kad man neužtenka laiko vien tą perklausyti, ką aš gaunu.
Ir va, dėkoju apvaizdai, kad man nereikia klausyti tos lietuviškos muzikos. Tai lietuvių šis Aš labai laimingas esu. muzikos irgi nevirškintojas esi, mes kažkada striptizo klube prie Balto tilto buvom, jam, taip sakant, priliaubęs, jisai vis tiek dar klauso muzikos, kažkokią tai house ar kažko tokio, sakau, atsipalaiduoju, aš manau, čia ne ta vieta, kur reiktų apie muziką diskutuoti. Ne, nu kadangi tas jau sėdi smegenyse, tose raukšlėse visose, tai tu natūraliai, nu kaip tu esi Negali atsipalaiduoti. priverstas iš principo. Bet tai įsivaizduoju, kad tai hipotetinis tau klausimas, ar tu galėtum atsipalaiduoti tokioje terpėje kaip striptizo klubas, jeigu grotų house muziką. Įsivaizduoju, prieš tave nuogos moteris, taip sakant, dirba savo darbą, o tu apie muziką. Aš to pasakysiu kitą dalyką. Aš vieną kartą esu save pagavęs, reiškia, tokioje vietoje, kad išvažiavau prie jūros, reiškia, buvau atsijungęs telefoną ir aš pagavau save, kad, reiškia, aš sėdžiu ant valties su gero viskio buteliu, leidžiasi saulė, viskas ten skraido žuvėdros. Viskas kaip reikia. Bet aš sėdžiu su ausinėm ir klausausi, supranti, muziką. Aš pagalvoju, ką aš darau čia, supranti, irgi atvažiavau iš principo prie jūros pailsėti. Tai aš tas ausinės labai tvarkingai suviniojau. Ir žinai, kadangi pas mane tašiai būna pagrindė tokia labai didelė betvarkė, aš kažkur įkišau, kad man nepasisektų Kaip senė. Kad man nepasisektų jų surasti. Ir va tada puikiausiai klausiausi paukščiukus, aiškiai, va ta pati jūra, viskas, žinai. O klausyk, man dabar šauna mintis, kalbant apie moteris, aš nežinau kaip jūsų laikais ar panašiai, ar jūs klausdavo tokių dalykų prieš susipažįstant, kokios tu muzikos klausai. Bet dabar, aš, sakykime, Tinderio laikais ir panašiai, kai dabar kiekvienas žmogus iš esmės savo profilį atspindi, ką jisai klauso ir panašiai, kas yra jo mėgiamiausi gabalai. Tu iš tos muzikos, kurią jisai klauso, netgi tai rodo iš esmės moksliniai tyrimai, jo klasikos arba, sakykime, džiazo iš esmės klauso daugiau intelekto turintis žmonės. Dėl klasikos nesutikčiau, snobai daugiau. Gal snobai, bet iš esmės tokia, sakykime, nežinau, galbūt labiau išslavinę žmonės. Sakykime, filharmonijoje ten iš naujininkų forsažo turbūt nelabai pamatysi. Tai jūsų laikais, kai kibindavot mergas ir panašiai, būdavo tokia, sakykime, viena iš fiškų, jog... Klafelino mergas kibindavau. Klašulinas jau po to, reikia įsitikinti, kokias jisai... Kuris išlygina praktiškai viską ir nebereikia kalbėti apie muziką. Tai jo, bet ar yra, sakykime, tai labai svarbu, aišku, taigi koreliuoja su intelektu. Aš niekad net, dabar meluoju, turėjau. Pavyzdžiui, dabartinė mano meilė, mano žmona, taigi ten yra... Pas ją skonis yra, Zapos jinai neperneša, jinai prašo, sako, būk geras išjunk, aš negaliu klausyti. Aš esu solidarus šitoje vietoje. Aš turiu vienintelį Zapos albumą, Shake Your Booty, kur tai yra tas Jewish Princess, Shake Your Booty tango ir viskas kitkas. Va tą aš galiu klausyti kažkaip, man ten su tokia humoru geru, su tokia gera ironija. Bet kai aš pasiklausiau visus tos jo garsiuosius ir rekomenduojamus, ten tą sofą arba ten dar kažką, Zutalūrės aš galiu klausyti vieną gabalą, kur ten 16 girtų jūreivių prievartauja negrė. Kadangi ten iš principo yra bliuzas, tai va, bet viskas kitkas, sorry, neįžeidžiant. Pas Zapą yra labai daug šlamšto. Ir kai dideli Zapos fanai... 4 keturgubi albumai per vienus metus. Vienas iš kitų. Reikia žiūrėti į laikotarpį. Visus diskušnėti. Reikia žiūrėti į laikotarpį, Vitalijai. Pavyzdžiui, Zapos daihardai, kurie labai ten myli Zapą, jie mini Freakoutą pirmą albumą kaip labai gerą, ten tos pirmus Weasels Rip My Flesh, tos pačius pirmus, kur kokybė baisi, kaip gerus. Jie yra šlamštas, aš tu pasakysiu. Neklausęs negaliu. Man tai Zapa yra ten 70-inių, vat kai tapo Zapa jau, kai buvo be Mothers of Invention, kai Waka Jawaka albumas, Hot Rats, Studio Tantė, jo ekskliuzyviniai albumai. Ta pati Sofa kaip tau? Nelabai. Nelabai. Sofa jis kitaip vadinasi, jis vadinasi Overnight Sensation, man atrodo. Bet ten yra vienas gabalas labai geras, Inca Roads. Ten yra soliakas, gitaros, bet gerai, bet čia kalbam apie dalykus, kurie žmonėms nelabai žinomi, Zapą mažai ką žino. Tai kalbant apie mano žmoną, tai jai